Gerą dieną, vyrai ir moteris. O kaip matot, senai neišėjau į eterį, tai buvau užsiėmęs, daug visokių reikalų buvo ir yra ir liko. Va kaip matot, pateikiu čia tokį fragmentą prie Seimo. Žmogus badauja ir pasidėjęs plakatą gana nesąmonių. Šitas vaizdas yra sukurtas dirbtinio intelekto, bet panaudoti jį galima. Ką norėjau pasakyti, kad vis dar turiu šansą, kad atsibus žmonės ir tos nesąmonės, kurios jau vyksta 30 metų, kada nors baigsis, nes, kaip sako, visada taip negali būti. Tai kaip pasižiūrėsime į visą valdančiųjų laikotarpį, tai jau ten čiut ne anūkai iš kartos į kartą eina tie patys veidai, tie patys žmonės ir stumia savo interesus. Irgi daug, aišku, visokių būna pasipriešinimų, protestų ir ką tai duoda? Praktiškai nieko. Nekilnojamo turto mokestis, protestai, ką tai davė? Nieko. Poligonas, ką tai davė? Nieko. O protestai vyksta, bet kažkaip niekas nepavyksta. Peticijos visokios rašomos ir nieks neveikia. Įdomiausia yra tai, kad tas visas valdančiųjų palaikymas ateina iš jų pusės. Nu, pavyzdžiui, jeigu įsirenka valdžią prezidentas, jisai pasiskiria teisėjus, pasistato ten pažįstamus visokius artimuosius valstybinėse institucijose, tipo dirba. Ir kai reikia eiti balsuoti, jie visi, kaip sakyt, kad išlaikytų savo pozicijas, tai jie visi aktyviai ir veikia ir todėl tai visą laiką tęsiasi ir tęsiasi. Kaip ten buvo mitingas prieš laisvą žodį, daug ten visokių buvo, ne? Tai irgi daug susirinko žmonių, nes ko gero daugiausiai dėl to, kad turi priklausomybę nuo pajamų. Vienintelis variklis. Tai jeigu pažiūrėsime, kiek tų protestų būna, tai daug jų čia visokių tų protestų buvo. Ir vyksta iki šiol, ir bado akcijos vyksta, bet kažkaip niekas neveikia. Tai va. Tai analizuodamas visas šitas aplinkybės, supratau, kad, manau, kad galima tai pakeisti, nes yra ta tokia konstitucinė tautos suvereniteto teisė valdyti valstybę tiesiogiai, bet tam reikia didelio kiekio žmonių. Ir kaip tai pasiekti, niekaip neišeina, nes atsiranda tokia kelios pusės ir ištaško, išskaido ir niekas nepasiekia jokio tikslo. Pavyzdžiui, peticijų rašymas. Tai, kad nefantazuot, kaip tos peticijos žmonės parašo tekstą, dėl ko, kam tai yra, nukeliauja į Seimą. Kažkoks komitetas paskaito, pateikia Seimui, bet neaišku ką, nes Seimo nariai net nežino apie ką ta peticija ir nemato originalaus teksto. Tai čia kad neinterpretuočiau, pateikiu, kaip čia, žmogaus turinčio tiesioginį prieėjimą prie to, kuris mato viską iš vidaus ir jisai pats tai paviešino. Tai pasižiūrėkit. Aš prieš kokius turbūt 1,5 metų stovėjau nuo šoninių mikrofonų lygiai taip pat ir atkreipiau dėmesį, kad
Seimo nariai, balsuodami už Seimo komisijos išvadą dėl peticijų, neturi originalių peticijų, kurios būtų pateiktos Seimo nariams susipažinti. Nu tai va, tai kaip balsuojama už peticiją, su kuria nieks nesusipažįsta? Nu čia yra visiškas absurdas ir nesąmonė. Tai va tokie va dalykai vyksta. Ir dabar dar nauji dalykai vyksta. Teismo sistema, pavyzdžiui, kiek man yra žinoma, kadangi pats pateikiau ieškinį nesenai, štai čia šio mėnesio 2 dieną pateikiau ieškinį ir nuvykęs į teismą sužinojau, kad tas ieškinys dar nebus priimtas neaišku kiek laiko, nes neveikia ten kažkokia sistema. Tai teko paskaityti, kad ir žmogus dėl to į laisvę neišėjo. Tai taip išeina, kad teisme nieks nemoka skaityti ir rašyti be kompiuterio pagalbos, nieks nieko negali padaryti. Tai dar kartą patvirtina mano manimą, kad ten viskas vyksta dirbtinio intelekto pagalba. Čiut ne taip. Nes kai gauni iš institucijos laišką ir parašyta, kas yra dokumento sudarytojas, tai visą laiką nurodytas juridinis asmuo. O juridinis asmuo neturi nei rankų, nei kojų ir jisai pats jo sudaryti negali. Bet kadangi dirbtinis intelektas, kaip čia pasakyti, parašai raštą, jie nuskaito ir atrašo tau ir paskui kažkas pasirašo, jo net neskaitęs, tai yra tikimybė, kad taip ir yra. Tai va, dabar yra įstatymo norma, kad pateikta ieškinį turi išnagrinėti per 10 dienų, bet praktika rodo, kad jie gali sakyti, neveikia kompiuteris ir mes nieko negalim padaryti. Tai va irgi yra pavyzdys, ką pasakė man teismo priėmamajame. Nu va, duodu paklausyti. Čia kopijos visos kitom šalim, taip? Dabar žiūrėkit, tas ieškinys tikrai nežinau, kada bus užregistruotas, kadangi dabar pas mus jau skaitė, kokia čia situacija vyksta. Ieškiniai kol kas nauji yra neužvedinėjami, jie visi taip eilėje ir va stovi. Čia kol ta sistema tipo atsinaujins? Nu, neleidžia kol kas užregistruoti nieko. Visiškai jokių, tai sakau, jūs to dabar jį pateikėt, bet žinokit, reikės šiek tiek palaukti, kol jisai bus. Tikrai jisai nebus nei čia per 3 dienas, nei nežinau kada. Tai va, nežinau kada ir aš nieko nežinau. Tai va tokie reikalai ir ir aš turėjau tokią mintį, tą visą, kaip čia visą jį galima būtų, kaip čia pasakyti, pabandyti įgyvendyti tą suvereniteto teisę valdyti tiesiogiai, tai pabandžiau sukurti sistemą, tobulinau aš ją čia daug laiko. Ir galiausiai pradėjau ją piarinti per Facebookus, per čia visur kitur. Tai paskutinės 2 dienas įsiunčiau visose Facebooko grupėse lietuvių bendruomenės visus ten, kur yra Anglijoje, Amerikoje, nesvarbu kur, čia per telegramus, per visas įmanomas platformas. Atlikau tokį didelį platinimo žingsnį ir įdomiausia tai, kad per visą šitą dalyką, ten ir TikTok'ų video pridėjau ir ten taip toliau, tai buvo esmė tokia, kad štai čia ta platforma ir va tas skelbimas. Tai 7 žmonės per visą tą laiką paspaudė, kad čia pasiimti va. Ir koks viso to tikslas yra? Tai jeigu vis tiek visi naudojasi dabar yra technologijos, suteikia tam galimybę
naudotis. Ir dabar įsivaizduokim, kad visi turime kažkokią aplikaciją telefone, kur matom, va dabar kažkoks priėmė ten įstatymą. Nu, va pavyzdžiui, kur Konstitucinis teismas priėmė įstatymą, kad pedofilus galima anksčiau laiko išleisti, nes baudžiamasis kodeksas tokių sąlygų neduoda. Tai kas dabar būtų, jeigu visą šitą platformą improvizuojant veiktų ir čia būtų pakankamas kiekis žmonių joje dalyvaujančiose ir turėtų tos appsus telefone ir dabar kažkas pasakytų, darom šitą, kad užgesint, kad tokių dalykų nebūtų. Ir visi gauna žinutę, visi paspaudžia palaikau. Ir ką? Ir tada surengiam iniciatyvinę grupę į VRK ir referendumą. Ir viskas. Ir manau, kad tai labai greitai būtų galima realizuoti ir išspręsti. Ir ne tik šito, o daug visokių ten dalykų, kurie nelabai priimtini, bet kaip sakyti, nieko neklausia, o tiesiog daro. Tai ką aš čia noriu paagituoti, kad jūs pasidalintumėt tarpusavį, pasikalbėtumėt ir prisijungtumėt prie šitos platformos ir pabandyti. Realiai kažko panašaus nesu nei matęs, nei girdėjęs, yra tinklapis peticijos.lt, bet apie peticijas patys matėt, kaip ten viskas vyksta. Nieko ten nevyksta, nieks ten nieko neskaito ir neaišku, už ką jie ten ir kaip balsuoja. Tai tokių nesąmonių, kad būtų galima išvengti. Vis tiek visi naudojasi technologijom. Manau, kad šitą dalyką galėtumėt palaikyti, nes tai yra visiems aktualu, o ten tos, kaip ten sakyti, yra tokių dalykų, kur nebaudžiamumas. Pavyzdžiui, Klaipėdoj, kai kūdikį paėmė, kas ten jam nutiko, nieko, ko gero. Pas mus, kai irgi buvo, irgi suklydo teismas, paskui ten, kiek dabar dar teikdamas ieškinį, išsiaiškinau, kad vaikų teisės 3 kartus teikia melagingus parodymus, 2 kartus dokumentaliai, 1 kartą teisme žodinio proceso metu. 3 kartus. Tai, va tokie dalykai ir aš manau, kad tokių dalykų palikti negalima, nes taip gaunasi, kad tol, kol va taip va yra, tol taip ir bus ir niekas niekad nesikeis. Tai va. Tai ką čia dar padariau papildomo ir kaip čia visą tą struktūrą sudėliojau, tai pavyzdžiui, pateikti iniciatyvą gali bet koks žmogus prisijungęs ir esmė dar yra padarytas toks dalykas, kad pavyzdžiui, va čia yra skiltis pasirašyti. Spaudžiant pasirašyti yra galimybė paslaugų užsakymas iniciatyvai. Tai kadangi mūsų valdomas juridinis asmo yra vokiškas juridinis asmo, jisai nėra paramos gavėjo statusą turintis asmo, tai mes pritempiam prie paslaugos teikimo. Tai reiškia, jeigu žmonės nori palaikyti, išplatinti tą visą dalyką, gali paremti tą iniciatyvą nuo 5 iki 200 eurų, o mes savo ruoštų tuos pinigus išnaudojam panaudodami reklaminį paslaugų paketą, kurį suteikia Google'as, Facebook'as, TikTok'as, Instagram'as ir visokios kitokios nesąmonės. Tai reiškia, kad mes galime integruotis į tokių kaip Delfis 15 minučių, nes jie visi rodo Google AdWords banerius. Mes galime integruoti, kad jų platformose būtų rodomi mūsų baneriai. Ir
kaip pasakyti, jų jėgą panaudoti prieš jos pačius. Tai vat tokie va dalykai yra padaryti. Sistemos saugumo principas yra atliktas nacionalinio saugumo, ten tos kibernetinės, skanavimo turim ataskaitą, viskas ten gerai, buvo kelios smulkus pastebėjimai, jie pašalinti. Ir kiek teko irgi prašyti pas blogerius, paplatinti šitą video, tai yra tokių, net nekalbėsiu, kas tokie, patys žino, į ką kreipiausi, jie ten dedasi, kad ten už gerus dalykus, kad čia viską už naudą žmonių eit, bet kažkaip nieks nenori paviešinti, tai papildomai paprašysiu, kas galit, paviešinkit, pasidalinkit, prisijunkit ir kažkaip gal pavyks susijungti tą kiekį žmonių, kuris galėtų daryti tiesioginę įtaką. Tai daugiau aš nematau jokių alternatyvų, perspektyvų, turinčių kažkokį tai teisėtą pagrindą čia kažką padaryti, nes šitos politinės partijos čia tas pats per tą patį sukasi, veidai keičiasi, bet esmės niekas nesikeičia ir, kaip sakyt, akcininkai tie patys, o direktoriai keičiasi, tai va tokie reikalai. Tai va, tai tiek ir norėjau šiandien pasakyti. Komentuokit, pastebėjimus kokius rašykit, nežinau, šiaip šitas projektas yra padarytas ne kažkokiai naudai ar kam, bet kad būtų galima kažką padaryti realiai, nes kitų būdų realiai nelabai įsivaizduoju. Ir tie mitingai, protestai, patys žinot, kad jie nieko neveikia. Ta prasme, jokios įtakos iš esmės neduoda. Jo, parodo per televizorių, ten pakalba, Facebook'e ten parašo, bet visa tai yra į niekur. O jeigu susijungtų daug žmonių, tai būtų galima operatyviai viską daryti. Dabar, pavyzdžiui, dėl grynųjų pinigų ten tą referendumą Vaišvila ten organizuoja. Tai žiūrėkit, jeigu būtų dabar ar ten nekilnojamo turto, ar ten poligono, ar ten beleko, ne? Jeigu toj platformai dabar būtų pakankamas kiekis žmonių, kaip operatyviai būtų galima surinkti parašus, nes kontaktuoti su visais platformoje esančiais žmonėm galima tiesiogiai susirasti, susitikti ir operatyviai labai viską greitai įgyvendyti. Tai va toks mano šitas dalykas, tai įdėjau aš tikrai daug darbo, daug laiko tam skiriu, ne dėl savęs, o dėl ateities, nes nieko nedarysi, tai nieks ir nepasidarys. Tai va tiek, dėkui visiems, kas parėmėt. Paliksiu apačioj nuorodą, sukūriau Facebook'e uždarą grupę, nes Lietuvoje labai populiarus Facebookas, pats aš jo nelabai naudoju. Sukursiu Telegram grupę ir dabar išėjo įstatymas, kad dabar ES priėmė, kad galės skaityti visus messengerius, visą kitą, tai bet kai nieko nedarai blogo, tai nėra ir ko bijoti, bet esmė vis tiek tas privatumas, kažkaip nesusirašinėjimas, viskas bus dabar prieinama, be teismo papildomo sprendimo ir panašiai ir taip toliau ir visa kita. Tai va, kviečiu visus pabandyti papijarinti, pabandyti, kaip sakyti, nepabandysi, nesužinosi, gal kas nors iš to pavyks. Tai va, tai tiek, dėkui visiems ir iki.